Sveika. Gali atsipalaiduoti. Dabar niekas į tave nežiūri. Tavo ekranas užgesęs, telefonas nusuktas. Gali nusimti savo darbinį veidą. tą veidą, kuris sako, kad viską spėji, kad viską supranti, kad esi stipri. Tiesiog leisk veido raumenims ištekėti. Pajusk, kaip kaktos oda tampa lygi ir sunki. Atpalaiduok akis, tegu jos tiesiog ilsisi savo duobutėse, nebeieškodamos informacijos. Tu nesi tavo pareigos. Tu nesi tavo pasiekimai. Šią akimirką tu tiesiog kvėpuojanti tyla. Leisk savo kūnui suprasti. Medžioklė baigta. Tu saugiai grįžai į urvą. Tavo stuburas visą rytą buvo lyg įtempta styga, laikanti tavo pasaulį. Įsivaizduok, kad kiekvienas slankstelis dabar gauna oro. Nuo stuburo apačios iki kaukolės pamatų. Kvėpuok ne krūtine, o nugara. Įsivaizduok, kad tavo nugara plati, galinga, lyg seno medžio kamienas. Su kiekvienu iškvėpimu atiduok žemėje visą tą vertikalią įtampą. Pajusk savo delnus. Jie tiek daug nuveikė šiandien. Leisk jiems tiesiog gulėti, delnais į viršų ar į apačią, kaip tavo kūnas nori pasakyti. Aš priimu arba man užtenka. Giliai tavyje, po visais tavo ryto pokalbiais, laiškais ir sprendimais, yra vieta, kurioje visada tylu. Tai tavo asmeninis vandenynas. Nusileisk ten. Ten yra žodžių. Tik tiršta, raminanti, mėlyna spalva. Čia tavo nervų ląstelės maudosi ramybėje. Jos atsistato ne per veiksmą, o per buvimą šioje begalinėje erdvėje. Pabūk čia. Jei ateis mintis apie nebaigtą darbą, palydėk ją lyg pro šalį plaukiantį laivą. Tau nereikia į jį lipti. Tu stovi krante. Tau gera tiesiog jausti smėlį po kojomis ir stebėti, kaip bangos nuplauna dienos dulkes.
Po kelių minučių tu vėl užsidėsi savo socialinį šarvą. Bet dabar pajusk šitą šviežią energiją, kurią ką tik pati sukūrei iš tylos. Tai ne kofeino suteikta jėga. Tai tavo prigimtinė gyvybė. Lėtai sušildyk pirštus. Pajusk, kaip tavo kūnas vėl užsipildo svoriu, bet šį kartą svoris malonus, žemiškas. Kai būsi pasiruošusi, atsimerk ir pirmiausia pažiūrėk į savo rankas. Jos yra tavo įrankiai, kurti meilę, darbą ir laimę. Grįžk į savo dieną, bet grįžk ne kaip bėganti, o kaip ta, kuri žino paslaptį.